moteris pradėti praktikuoti jogą nėštumo metu gali, jeigu net ir anksčiau niekada ją neužsiėmė, bet iš tiesų tai yra saugu dėl to, kad visi pratimai, kurie atliekami nėščiųjų būtent jogoje, jie yra švelnus, jie nėra labai stiprus ir intensyvus. Ir visuomet mama yra kviečiama klausyti savęs, klausyti savo kūno, stebėti savo pojūčius, todėl jinai niekada nėra forsuojama daryti daugiau ar daryti stipriau, negu jai pačiai yra priimtina, negu jos kūnas jai tuo metu leidžia. Todėl pradėti yra galima ir netgi drąsinamos mamos pradėti. Ir iš tiesų labai dažnai taip nutinka, kad iki tol mama sportavo, pavyzdžiui, tenisą arba kokį nors, tarkim, komandinį sportą intensyvų ir jinai supranta, kad dabar nėštumo metu jinai turi truputėlį nurimti, truputėlį lėčiau sportuoti ir atranda jogą, atranda šitą, sakykime, sporto, bet ne tik sportą, apskritai filosofijos šaką tokią. Ir mama iš tikrųjų pamilsta tą jogą, nes jinai yra daug ramesnė, daug lengvesnė ir puikia pradžia yra nėštumas, puikia pradžia.